O dabar labame ryte svečiuojasi astronomijos mėgėjų klubo Albireo narys Julius Tilvikas. Labas rytas. Labas rytas. Su jumis šiandien kalbėsime apie žvaigždės, iš mūsų studijos jų nematyti. Bet pirmas klausimas, ką reiškia Albireo? Albireo yra viena gražiausių mūsų dangaus pusrutulio dvinarių žvaigždžių. Ir per teleskopą jinai matosi kaip dvi žvaigždės, plika akimi matosi kaip viena žvaigždė ir jos yra skirtingų spalvų. Viena yra labiau oranžinė, kita yra mėlyna. Bet kaip suprasti, tarkim, kas yra graži žvaigždė? Astronomams ir, tarkim, paprastam mėgėjui, nes turbūt mėgėjas nori tikrai ryškiaspalvių spalvų, o kas yra svarbu astronomui? Mums astronomams mėgėjams iš tikrųjų yra svarbu tai, kad mes stebėdami dangų, mes stebim dangų per teleskopus, ar per žiūronus, ar plika akimi, mes grožimės tuo dangumi. Tuo tarpu, kai profesionalai dažniausiai jie į dangų nelabai netgi žiūri šiom dienom, jie daugiau jį fotografuoja ir po to daro skaičiavimus, mokslinius tyrimus iš to išvadas. Taip, kad mes, kaip ir visi kiti žmonės, paprasti mes stebime dangų ir tiesiog džiaugiamės tuo dangumi ir viskas. Ar galima pasakyti, kad rugpjūtis geriausias metas stebėti žvaigždės? Ir taip, ir tai yra truputį ir mitas. Nes rugpjūtis yra, kai dar pakankamai šilta, kai daug žmonių yra gamtoje, kai jie, būdami gamtoje, pakelia akis į dangų ir pamato, o, kiek žvaigždžių, turbūt čia tai pats nuostabiausias metas. Bet dangus lygiai taip pat matosi ir žiemą gerai, ir pavasarį. Tiesiog mes tie paprasti žmonės, kurie nestebim dangaus, tai esam namuose, tuo tarpu astronomai šiltai rengiasi, šąla ir stebi tą dangų ir grožisi. O jūsų pats darbymetis kada yra? Darbymetis prasideda rugpjūtį ir pačiais šalčiausiais žiemos, pačiom šalčiausiam dienom, tai aišku, mes nelabai ten būnam lauke. Ir baigėsi pavasarį, kai jau naktis yra trumpos ir faktiškai nebebūna tų astronominių sutemų. Tai kas vis dėlto slypi tokio danguje ypatingo, dėl ko tikrai verta dažniau pakelti galvas? Kiekvienas atranda turbūt tą savo grožį. Tarkime, man tai yra prisilietimas prie tokios nežinomybės, man dangus tarytum laiko mašina, nes kai aš stebiu dangų, aš matau, kad šviesa, kuri atkeliauja iki mūsų, jinai yra labai, labai sena, jinai labai tolima. Ir tada tiesiog suvoki, koks tu žmogus esi paprastas ir mažas, ir ta mūsų žemė, kokia yra maža toje visoje visatoje. Ir šiaip tiesiog kitus žmonės žavi tas žvaigždžių buvimas tame danguje, tiesiog jų mirgėjimas, kiti tai laiko romantika, tiesiog gražu. Yra žmonės, kurie stebi dangų tiesiog, norėdami jį fotografuoti, ten domisi būtent mokslinė labiau pusė. Ką galime pamatyti plika akimi? Plika akimi galima pamatyti labai daug iš tikrųjų, nes 2000 metų žmonija tyrinėjo dangų plika akimi ir padarė daug įvairių atradimų. Ir iš tikrųjų plika akimi galbūt reikėtų pradėti žiūrėti į tą dangų, jeigu jūs niekada nežiūrėjote į pro teleskopą. Tai, iš esmės, pažinti žvaigždynus, pamatyti planetas, pamatyti mėnulį, pamatyti kai kurios pačius šviesiausius giliojo dangaus objektus. Ir turime skambutį nekantriai. Labas rytas. Taip, klausomės. Kazimieras iš Kauno. Malonu, Kazimierai. Aš tokia fizikas esu ir tokia aksioma visatos išsakęs yra, kad visatoje egzistuoja milijardai planetų panašių turinčių gyvybę. Dėl to, kad visatos kūrėjas sukūrė ne vienintelis variantas, kaip daugelis yra gyvūnų, medžių, gėlių gyvūnų, taip ir visatoje planetų turinčių gyvybę yra daugybė. Dabar jau atrandama planeto apie kitas žvaigždės, atrasta yra apie 30 kažkur, o jį egzistuoja pagal mane, yra milijardai planetų. Tai koks požiūris būtų mėgėjų astronomų į šitą mano visatos aksiomą? Dėkui Jums. Geras klausimas. Iš tikrųjų, astronomai, jie kaip ir mokslu besiremiantys žmonės, tai taip, yra tam tikras skaičius atrastas planetų. Mes
ne mes, bet ir astronomai mėgėjai, ir profesionalai, mes atradinėjom jų nuolatos vis daugiau. Ir tikėtina, kad mes nesame vieni. Tik tai iki šiol mes neturėjom nei vienos galimybės akivaizdžiai susidurti su kitų planetų gyventojais arba gyvybė kitose planetose. Bet aš manau, kad vieną dieną tai nutiks, anksčiau ir vėliau. Šiek tiek vizualizuokime. Mes mūsų pokalbį čia matau, kad galime iš tiesų, čia turbūt toks miniatiūrinis vizualus, nusakyti, pasakyti, ką šiomis dienomis galime matyti danguje. Taip, čia yra planisfera, tai yra pats paprasčiausias žvaigždėlapis, kurį patarčiau naudoti kiekvienam, kuris pradeda domėtis astronomija ir pradeda susipažinti su dangumi. Taigi, čia matome, toksai yra ratas, kurį pasukę mes galime pastatyti dangų į tą poziciją, kuri yra šiuo metu. Tai yra, mes galime nusistatyti tam tikrą mėnesį ir tam tikrą dieną, tam tikrą valandą ir mes matome, koks dangus atrodo tuo metu. Dažnas klausia, matau grįžulo ratus, tarkim, matau dvigubą V. Ką tai reiškia? Arba kaip nustatyti, kur yra mažieji grįžulo ratai? Tokie turbūt esminiai klausimai, kuriems kyla paprastiems mėgėjams arba tiesiog, kurie gali pakelti galvą. Tai vienas iš tų pirmųjų žingsnių yra planisfera, kurioje yra viskas pavaizduota, ir mažieji, ir didieji grįžulo ratai. Toliau, aišku, galima pasiskaityti, yra populiarios literatūros, kaip susipažinti su dangumi, kur labai aiškiai paaiškinta, kaip surasti, pradedant nuo, tarkim, didžiųjų grįžulo ratų, mažuosius grįžulo ratus, ar tą pačią Kasepėją, W, kaip jūs sakėte, ar kitus žvaigždynus. Tai, žodžiu, patarčiau iš tikrųjų pradėti nuo planisferos, joje pakankamai aiškiai išdėstyti žvaigždynai ir kai jūs žiūrite į dangų, jūs pradedate matyti tos kontūrus irgi. Dar vienas klausimas, labas rytas. Norėčiau paklausti, nelysiu toli į žvaigždės, paklausiu apie savo sistemą. 2004 metais buvo atrasta nauja planeta Sėtna, 10-oji. O norėčiau sužinoti, ar tuo baigėsi mūsų Saulės sistema, ar paieškas vyksta toliau, gal toliau yra kokių dangaus kūnų stambesnių. Ačiū Jums už skambutį. Iš tikrųjų, kosmoso tyrinėjimai, dangaus tyrinėjimai, jie niekada nesibaigia ir, tarkime, tų 10-ųjų planetų dabar yra priskaičiuojama vis daugiau ir daugiau. Tiesiog, mes astronomai nutarė, kad šiuo metu yra 8 tikros planetos, didelės, rimtos, o visa kita tai yra, pavadinkim taip, smulkmė. Ir jeigu atrastume kažkokiu tai būdu dar vieną didesnę planetą skriejančią aplink Saulės sistemą, aš manau, kad priskirtume ją ne planetoidams, o planetoms. Tai ir būtų kažkuri tai papildoma Saulės sistemos planeta. Kuo išskirtinis paukščių takas? Paukščių takas, visų pirma, jis yra gražus. O antras dalykas, kad paukščių takas tai yra mūsų galaktikos, mūsų namų, mūsų didžiosios žvaigždžių sistemos pjūvis. Tai yra, mes matome iš tikrųjų savo namų vidų. Irgi labai paprastas praktinis klausimas. Jeigu žmogus nori pradėti domėtis, kur įsigyti žvaigždėlapį? Žvaigždėlapį visų pirma patarčiau pasižvalgyti internete. Yra nemokamų resursų, tarkim www.starmaps.com. Po to, tarkime, specializuotose astronomijos parduotuvėse, kaip pavyzdžiui www.teleskopai.lt, galima ieškoti ir knygynuose, nes šiuo metu aš jau mačiau, kad yra pasirodę knygų išverstų į lietuvių kalbą apie astronomiją, kaip pradėti astronomiją, ten bus ir žvaigždėlapis, ir pagrindiniai dalykai, kuriuos reikėtų žinoti, pradedant stebėti dangų. Jeigu jūsų paklaustume, kas jums geriausias draugas, šuo ar teleskopas? Manau, kad geras klausimas, iš tikrųjų, gal kada nors bus ir šuo, ir teleskopas. Bet šiuo metu šuns neturiu, tai teleskopas geras draugas. Kuo jis toks ypatingas ir ką reikėtų apie jį žinoti? Ir jis turbūt daug sveria? Ne, šitas teleskopas sveria nedaug, jis yra mėgėjiškas toksai, arba taip vadinamas mokyklinis, jį galima vieną ranką persinešti. O teleskopų yra labai įvairių
įvairios paskirties ir dangui fotografuoti, dangui stebėti, įvairių konstrukcijų. Šitas yra mažas, paprastas teleskopas. Ir kiek jis priartina vaizdą? Čia yra tas klausimas, kurį užduoda visi mėgėjai. Iš tikrųjų, teleskopo esmė yra ne priartinti vaizdo, o surinkti kuo daugiau šviesos. Taigi, štai šitas diametras, jisai ir surenka šviesą. Kuo jisai didesnis, tuo geresnis teleskopas. Nes, tarkime, yra kai kuriem objektam stebėti mums užtenka labai mažo didinimo, bet reikia labai didelio skersmens. Štai čia yra visa paslaptis. Ar tiesa dar, kad astronomai gyvena nuo Saulės užtemimo iki Mėnulio užtemimo? Ne visai, nes mes turime dar ir visokių kitokių smagių įvykių. Tarkime, šiuo metu galima stebėti kometą, aišku, čia reikia tam tikrojo astronominio pasirengimo. Galima stebėti, tarkime, planetos, kaip uždengia žvaigždės, tai vadinamos okultacijos, galima tiesiog stebėti planetas, taip kad tų įvykių kas kartą vis pasirodo. Bet žinoma, Saulės užtemimai, Mėnulio užtemimai tokie yra ryškesni reiškiniai, apie kurias daug kas šneka. Ir paskutinis jūsų, Juliau, patarimas tiems, kurie jau šį savaitgalį nutars pakelti, duok die, kad nebus debesuota, akis į naktinį dangų, ką jie ten turėtų ieškoti, nuo ko pradėti? Na, aš iš tikrųjų tiems, kurie pirmą kartą žiūri, aš norėčiau pasiūlyti, susiraskite grįžulo ratus didžiuosius, mažuosius, susiraskite DVLV, Kasepėją, tiesiog pasigrožėkite tuo dangumi. Jeigu turite su savim planisferą, pradėkite mokintis žvaigždynus. Ir tai bus pirmas žingsnis, labai geras žingsnis. Ačiū Jums, kad atvykote, gražaus žvaigždėto savaitgalio Jums. Ačiū, kad pakvietėt. Iki malonaus.